Sveiki, Nuodų LT skaitytojai. Šiandien esame Dariaus ir Girėno aerodrome Kaune ir aš noriu Jums parodyti štai šį daiktą, šį lėktuvą, kuris pastaruoju metu vis pagąsdina kauniečius. Ir labai gaila, nes šio lėktuvo tikrai nereikia bijoti, juo reikia grožėtis. Tai Rutan Long Easy. Dvivietės, vienmotoris lėktuvas, pasižymintis neįprasta konstrukcija, kuri kai kuriems žmonėms primena dronus. Šiame vaizdo įraše aš trumpai papasakosiu apie Rutan Long Easy istoriją, parodysiu įdomesnės jo konstrukcijos savybės ir paaiškinsiu, kodėl jis taip keistai atrodo. Bet prieš tai pakviesiu jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas, tai yra kelius rekomenduojamus straipsnius, Nuodų LT socialinius tinklus ir Nuodų LT Contribui, kur galite tapti šio kanalo ir Nuodų LT svetainės rėmėjais. Jei nežinote, Nuodų LT yra mano straipsnių svetainė apie techniką ir daiktus. Joje dalinuosi savo smalsumu, rašau tekstus apie įdomią techniką, o pastaruoju metu pradėjau kurti tokius video pasakojimus apie įdomias mašinas. Įdomias mašinas kaip Rutan Long Easy. Pastaruoju metu šis lėktuvas, konkrečiai šis lėktuvas, vis pasirodo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, nes žmonės vis pagalvoja, kad tai dronas. Kai šis lėktuvas skrenda virš galvos, lengva pagalvoti, kad tai yra vienas iš kovinių dronų naudojamų kare Ukrainoje. Aš iš tikrųjų planavau papasakoti, kaip atpažinti Rutan Long Easy. Ketinau papasakoti, kaip atskirti jį nuo dažniausių kare naudojamų dronų. Tačiau nusprendžiau to nedaryti, nes dronai vystomi labai greitai ir ta informacija, kurią aš čia pateikčiau, labai greitai gali būti pasenusi. Tai tiesiog parodysiu Rutan Long Easy, suteiksiu jums galimybę susipažinti su šiuo lėktuvu, galbūt tiesiog atsiminsite jį, parodysite šį įrašą savo tėvams, seneliams ir jie žinos, kad Lietuvoje, Kaune skraido ir toks lėktuvas. Rutan Long Easy suprojektavo legendinis amerikiečių aviacijos konstruktorius, inžinierius, verslininkas Burtas Rutanas, kurio biografijoje yra labai daug įvairių rekordinių, labai įspūdingų lėktuvų, pasižyminčių, labai neįprastą konstrukciją ir galinčių labai daug, bet jo kelias prasidėjo nuo panašaus tipo lėktuvo. Pirmosius lėktuvus Burtas Rutanas pradėjo braižyti dar studijuodamas Kalifornijos Politechnikos universitete 70-ojo dešimtmečio pabaigoje. Pirmasis jo lėktuvas, Vari Vigen, savo pirmam skrydžiui pakilo 72 metais. Tai buvo šiek tiek į šį panašus lėktuvas, tik toks labiau kampuotas, daug mažesnis, bet idėja buvo panaši. 75 metais pakilo Vari Easy, kuris jau buvo panašesnis į šį, o 79 metais pakilo Long Easy. Tai yra štai toks lėktuvas. Rutanas pardavinėjo planus. Ne pačius lėktuvus, ne rinkinius, o planus. Tai yra, jis norėjo, kad žmonės šiuos lėktuvus pasigamintų patys. Ir taip Rutan Long Easy paplito JAV ir visame pasaulyje. Juos labai pamėgo aviacijos mėgėjai, tai keliautojai, tiesiog entuziastai. Ir netgi kai kurios kompanijos, kurios naudojo Rutan Long Easy lėktuvus įvairiems bandymams, mokymams. Kai kurie kūrė savo interpretacijas. Rutan Long Easy buvo bandoma su elektriniu varikliu, su reaktyviniu varikliu ir su įvairiomis kabinos konfiguracijomis. Leiskite parodyti Rutan Long Easy kabiną. Pilotas įprastai sėdi priekyje, gale yra keleivio vieta. Lėktuvas valdomas vairalazda dešinėje. Ji nėra viduryje, kaip kai kuriuose lėktuvuose, yra dešinėje. Čia matote instrumentus. Ši rankenėlė suskleidžia priekinį ratuką. Štai kiek vietos turi keleivis. Iš tikrųjų, jos yra netiek jau mažai. Čia yra pora bagažinių. Jie yra daug gilesnė, negu galbūt atrodo video. Čia yra kita. Dar trečia bagažinė yra ten, bet šiuo metu šis Long Easy turi dūmų įrangą, nes yra
daugkartinis įvairių aviacijos švenčių dalyvis. Pilotas yra įsitaisęs tokioje pusiau gulimoje pozicijoje. Jau pėdos būna ten. Čia yra kažkur pedalai maždaug šioje vietoje. Ir jis būna tokie pusiau gulimoje pozicijoje. Iš tikrųjų sakoma, kad pakankamai patogu, nors ir gana ankšta. Žmonėms, kurie nėra labai artimai susijęs su aviacija, Rutan Long-EZ atrodo šiek tiek keistai. Ir kodėl jis atrodo keistai? Na, keistai jis atrodo dėl to, kad jis neturi įprastos uodegos, kokią turi kiti panašaus dydžio ir panašių galimybių lėktuvai. Lėktuvui reikia uodegos, tai kaip Rutan Long-EZ išsiverčia be jos. Na, uodega turi porą stabilizatorių, tai yra horizontalų stabilizatorių ir vertikalų stabilizatorių. Vertikalus stabilizatorius dažniausiai turi krypties vairus ir Rutan Long-EZ atveju jie yra perkelti į sparnų galus. Jis turi po vieną krypties vairą abiejose vertikaliuose stabilizatoriuose esančiuose sparnų galuose. Horizontalos stabilizatoriaus vaidmenį ir valdymo paviršius Rutanas perkelė į kanardus, tai yra šiuos papildomus sparnelius lėktuvo priekyje. Jie vadinami lietuviškai stabilizatoriais, bet kanardas yra geresnis, prancūziškas žodis. Ir jie leidžia valdyti lėktuvą ir suteikia šiek tiek papildomos keliamosios jėgos. Kodėl Burtas Rutanas pasirinko būtent tokios konstrukcijos orlaivius? Na, Burtas Rutanas savo pirmąjį lėktuvą Vari Viggen sukūrė įkvėptas švedų viršgarsinio naikintuvo Saab Viggen, kuris pasikliovė štai tokiais kanardais arba dar vadinamais priekiniais stabilizatoriais. Jie buvo sukurti gerokai anksčiau, dar aviacijos aušroje, bet Saab tarsi išpopuliarino kanardų idėją ir parodė, kuo jie yra ypatingi. Saab Viggen neturėjo konvencinės uodegos, taigi ir Burto Rutano Vari Viggen, Vari-EZ ir Long-EZ neturi konvencinės uodegos, vietoj to turi kanardą priekį. Toks lėktuvas pasižymė labai žemu smukos greičiu, yra labai stabilus, taigi skrisdamas netgi pakankamai lėtu greičiu jis nepraranda keliamosios jėgos ir toliau gali skristi nepatekdamas į tą suktuką. Taigi jis yra draugiškas pradedantiesiems pilotams. Na, bent jau šia prasme draugiškas pradedantiesiems pilotams. Be to, Burtas Rutanas žiūrėjo, kad lėktuvas būtų kompaktiškas. Šio lėktuvo ilgis yra kiek daugiau nei 5 metrai, o atstumas tarp sparnų galų kiek daugiau nei 8 metrai. Burtas Rutanas pats sakė, kad Long-EZ ir ypač ankstesni Vari Viggen ir Vari-EZ gali būti pastatyti santykinai nedidelėse dirbtuvėse, netgi labai didelėme garaže. Galiausiai tokios formos lėktuvai yra ypatingai aptakus, todėl labai taupiai naudoja degalus. Tai reiškia, kad priklausomai nuo variklio, nuo apkrovų ir viso kita, Long-EZ gali su vienu užpildymu nuskristi iki 3000 km, bet vėlgi tai priklauso nuo to, kokį variklį pasirinko jo gamintojas, nes šie lėktuvai buvo gaminami namie pačių entuziastų konstruktorių. Pavyzdžiui, konkrečiai šis lėktuvas buvo pagamintas Italijoje 96 metais. Jis turi Rolls-Royce variklį. Gale ten viduje yra Rolls-Royce variklis, aviacinis variklis, ne iš automobilio. Su automobiliais neturint nieko bendro. Čia yra išmetimas. Ir čia yra išmetimas. Tas Rolls-Royce variklis nėra beje labai galingas, jis išvysto apie 130 arklių galių, jis nėra labai didelis. Šis lėktuvas yra ypatingai taupus. Jis turi 2 degalų bakus sparnuose, po vieną. Tai yra 100 litrų čia, 100 litrų čia. Iš viso jis turi 200 litrų, gali turėti 200 litrų degalų ir su jais įveikia porą tūkstančių kilometrų. Jis gali nuskristi skersai Europoje esant tinkamoms oro sąlygoms. Taigi tokia konstrukcija turi labai daug privalumų: žemas smukos greitis, stabilumas, nedidelės degalų sąnaudos. Kodėl visi lėktuvai taip neatrodo? Na, Rutan Long-EZ ir tokios konstrukcijos lėktuvai apskritai turi savų trūkumų. Visų pirma, jis yra gana ankštas, jame nėra labai daug vietos, nėra labai praktiškas.
Bet to centruoti yra labai svarbus dalykas tokios konstrukcijos orlaiviuose. Jis įprastai pamatysite, kad jis stovi ant nosies, nes be papildomo svorio čia, kur sėdėtų pilotas, jis nori nugriūti ant nugaros, nes ten yra visas svoris, kur yra variklis. Be to jį tupdyti šiek tiek sunkiau pasirodo, to aš nežinojau, dėl vadinamojo ekrano efekto. Jį reikia tiesiog prispausti prie asfalto. Jis turi papildomą oro stabdį apačioje ir krypties vairai irgi gali tarnauti kaip oro stabdžiai, kad jį pavyktų prispausti prie asfalto tupdant. Bet to jam reikia šiek tiek ilgesnio tako negu tradicinės konfiguracijos lėktuvams. Bet vėlgi, Dariaus ir Girėno aerodrome tai tikrai nėra problema. Ant pačios Rutan Long-EZ nosies rasite užrašą No Touch. Jis yra apie pito vamzdį, kuris padeda matuoti orlaivių greitį ore. Ir jo liest negalima, nes tai yra preciziškas instrumentas. Dar vienas svarbus užrašas. Negalima lėktuvų judinti, stumdyti už jų valdymo paviršių, tai yra už krypties vairų, eleronų ir taip toliau. Pamatysite tos No Push užrašus keliose vietose ant visų valdymo paviršių. Ir žinoma, ant kanardų priekyje taip pat. Tai tiek šį kartą galiu papasakoti apie Rutan Long-EZ. Gana įdomu, netradicinės konstrukcijos lėktuvą, kurį kai kurie žmonės vis palaiko dronų. Šio lėktuvo nereikia bijoti, jo reikia grožėtis, nes tai yra labai įdomus, neįprastas lėktuvas, kokių dažnai nepamatysite. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Kuprinė.